Dirbam čia mes dabar Molėtų rajone, su Ginčių seniūnijai, purškiam rapsą herbicidais. Su pabirom jau čia biškį susitvarkiam. Matosi iš filmavimo ir žiūrint dryžių kombainas kaip pasibarstė, tai toj vietoj rapsas atsilieka, bet eilutėm viskas yra, turi dasivyt. Tai kai šis sezonas toks, sakykim, sudėtingesnis, laiko atžvilgiu, tai vat ir gavosi, kad viskas čia užsivėlinta, tai duodam metazamiksą su Belkaro. Purškiam čia ant pirmą dieną su nauju purkštuvėliu, baltai mėlynu, Agrionapa, tas jo 24 metriukų. Nu, čia jisai pilnas sudėjom su kiekvienu sekcijų kontrolė atskirai purkštukų, su pilnu vario kopijavimu, tai kai čia, kadangi Molėtos nesam matom, čia mes neturim 100 metrų lygios vietos, kaip aš sakau, kaip stalas būtų, čia biliardo nepažaisi. Mes tai leidžiamės, tai tuoj vėl kilsim, nu, tokia čia jau ta zona, sakykim, čia. Tai mums tas vario iš tikrųjų labai jaučiasi, tai viena pusė, žiūrėk, jau kyla, kita leidžiasi, tai jisai čia pats kopijuoja iš tikrųjų. Pats purškia su sekcijų kontrolė ir iš tikrųjų gan tikrai pasiteisinęs reikalas kiekvieno purkštuko, ir galūkas atvažiuoja, kadangi čia mes turim daug griovių, nėra tų kvadratinių laukų. Tos kraštinės nestačiakampis, bet jos vingiuotos visos, tai čia nepamainomas dalykas, kiekvieno purkštuko uždarimas. Kodėl būtent Agrio? Nu, kainos ir kokybės santykis iš tikrųjų neblogas. Antras dalykas, ne visi purkštuvai turi ir tą vario, ne visi turi hidraulinę varomą į variklį, sakykime, nu, čia pas mane kardano nėra, tai aš viską perku, visą techniką, sakykim, ką atnaujinu, kad jeigu jinai turėjo anksčiau kardaną, tai kad dabar, jeigu yra galimybė opcija pasirinkti, kad nėra kardano, tai vienareikšmiškai. O toliau, nu, kas čia 2 siurblius aš esu įsidėjęs, šoninę daiktadėžę, kaip čia pasakyti, ašis amortizuojanti, ne tik sukinėjasi, bet jinai yra amortizuojant oro pagalvį, žinai. Tai va, ir matosi, kaip gerai kopijuoja, tas taip lenkiasi, o tas, sakykim, žinai, į kitą pusę gaunas, nes, nu, kyla, nes kokia mūsų, sakykim, nu, tas, mes į Daubą kokią važiuojam, tai sąlyginai tas labai gerai, neblogai, nu, išpurškimą turi, nes kaip purškiau prieš tai, žinai, vieną pusę gaunasi, tu ten gaudai su to mechanika, tai vieną pusę, žinai, pusę metro, kitą pusę 2 metrus jau gaunasi, nes, nu, tengi tas skvernė lentynis senas, tai tokių bairių čia, žinai, neturėjo. Čia kranų valdymas tas yra automatinis. Privalumas tame, kad, sakykim, prisitraukia vandens ten, užsimakliavoji chemiją ir gali, nu, ką nori atėjai, sakykim, nustatei, kad tau aukštų spaudimų maišytų, sakykim, miksuotų, atvažiavai į lauką, tau nereikia niekur lipti, va, čiukšt, papasukiai ratuką, kaip pavyzdys, žinai, ir viskas, ir tau tu jau purški, žinai, nereikia išlipti, nueit. Tai kol kas, nu, vaizdas tikrai neblogas, žinai, kopijavimas tikrai gerai veikia, nes man, sekcijų kontrolė, irgi, sakykim, nu, gan gražiai dirba. Man tiesiog, nu, tai nėra geriau, kad kiekvienas purkštukas, tuk, ir kaip gražiai jisai viskas. Nu, taigi chemija viskas tauposi, supranti, kaip sakyti, į kišenę, ne iš kišenės, kai jinai tikrai dabar kainuoja, žinai, jau nesusidvygubina, jau augalas, sakykim, toj vietoj, nu, nestresuoja, žinai. Tai aš manyčiau, kad, nu, rinkoje kol kas pagal kainos ir kokybės santykį, nu, tai konkurentų nelabai gal pasakyčiau, kad turi, žinai, pas man nėra didelis ūkis, nu, kažkiek iki 300 hektarų, žinai. Tai jisai toks, aš manau, 24 metrų, 4 tonų, tai jis yra toks vidutinio ūkio ir tikrai, nu, populiarus gan purkštuvas. Kaip, sakykim, Fendas traktorius 720, ne, nu, tai čia yra jų flagmanas. Kaip aš sakau, ne, nu, toks einamiausias traktorius, o čia purkštuvas toks, jisai yra, aš manyčiau, turėtų būti einamiausias, tai 4 tonų 24 metrų, sakykim, kada jis optimaliausias, jis tinkamas tiek ir kalnotoj vietoj, tinkamas tiek, sakykim, ir lygioj vietoj, ir mažesniam ūkiui, bet dar tu gali ir kokių 500 tinkamai sėjomainą padaręs, tikrai su juo dar galėt purkšti, žinai. Tai kol kas tas pirminis vaizdas tikrai va neblogas, nu, tikrai kopijuoja įspūdingai gerai, žinai, ir tikrai pasiteisinęs tas vario, tai
už tokius pinigus tai, nu, be šansų rinkoje daugiau kažką gauti, kad kardano nebūtų, kad vario Z forma, kad kopijuotų, kaip aš sakau, žinai, visi purkštukai, nu, visi automatikos, visur viskas, žinai, visi ten orai, nu, viskas yra, žinai, šlangos, nusiplaut, nu, toks, kaip sakykime, su šlangelė, žinai, ten orinis gale, nupūs kažką, jeigu reikia, ten, žinai. Tai daugiau aš, nu, nebežinau, ką tu čia dar bedėtum. Nes, vat, ir čia, sakykime, vat, matosi, kaip kas, nu, vat, jeigu kažkas, va, dabar, jeigu važiuoja gražiai, tai gražiai, ne? Bet jeigu, sakykime, tuoj, sakykime, keisis ir tau, nu, rodo žalios rodiklės, čiukščiukšt, kur kokią, zoną, sakykime, ką jisai daro, ar kelia, ar leidžia, ar dar kas, sakykime, ne, tie mėlyni lašiukai, nu, tuo purkštukai, sakykime, ne, tai jie visi dabar dirbo, mes 300 aborotų turim, sukasi, 200 litrų į hektarą purškiam, žinai. Dar iš balos prisitraukti vandenį pakeičiamės į antrą lygį režimą, 400 gaunasi, žinai. Tai vat ir, nu, kol kas tikrai iš 10 kokius 9 galima parašyti, nes 10-ukui tai tik tai Dievas turi, žinai. Tik Olimpo dievai turi 10-ukui. Man aš taip dėstytojas universitete profesorius sakydavo, jūs studentai mokat 8-ukui, geriausiu atveju. Aš moku 9-ukui, sako, žinai, o Dievas moka 10-ukui. Nu tai va. Tai aš išmokau tą, žinai, kad...